Sveiki, aš Aleksandras. 2022 metais užsisakiau automobilį per Kolum Auto Trade. Su vadybininkais Eni mieste laimėjome Dodge ir Nia 2017 automobilį. Apsimokėjau visus mokėjimus. Vasario 24 dieną prasidėjo karas. Kolum Auto Trade firma išvyko iš Ukrainos. Per mėnesį jie nesusisiekė su manimi. Seną vadybininką Jevgenijų atleido. Naujasis vadybininkas susisiekdavo kartą per savaitę. Automobilį nukreipė į Gruziją porto uostą. Iš pradžių sakė, kad nebus papildomų mokėjimų, bet jų pridėjo daug. Aš padarau įgaliojimą draugui, kad jis galėtų disponuoti automobilio pardavimu. Automobilą Gruzijoje. Prašiau Kolum Auto Trade nurodyti, kur automobilis stovi, kad galėtume jį fotografuoti ir parduoti. Jie atsisakė tai padaryti. Ilgainiui jie visai nustojo susisiekti.